Tai, kad imuninė sistema stipri, tai dar nėra gerai. Jeigu imbierą ir česnaką valgysim, tai blogiau tikrai nuo to nebus. Tvirtai šnekant, virusas tikrai praeina pro kaukę. Šikšnosparniai neserga, bet šikšnosparniai puikiai perneša virusą. Tiesiogiai viruso jis nenaikina tikrai, bet kad jis gali padėti, jeigu žmogus karščiuoja, jeigu žmogus jaučia skausmą kažkokį, tai padeda Coldrexas, kuris irgi ne ligą gydo, bet simptomus tos ligos naikina. Tai tas pats ir paracetamoliu, nes iš esmės Coldrex irgi paracetamolis yra pagrindinis komponentas. Apie imbiero antivirusinį poveikį yra nemažai literatūros. Česnakas tas mažiau įrodytas antivirusinis poveikis, bet tikrai, jeigu imbierą ir česnaką valgysim, tai blogiau tikrai nuo to nebus. Galbūt padės. Vat esmė yra, kad žmogaus imuninė sistema yra antroji vietoje pagal nepažinamumą po nervinės sistemos. Tai, kad imuninė sistema stipri, tai dar nėra gerai. Ji turi būti stipri ir protinga, taip sakyčiau. Ir kas dabar, būtent tos mirtys, kad kaip tik būtent per imuninę sistemą per stipriai veikia dažnai. Tas terminas citokininės audros taip yra. Čia netaip jau seniai mirė žmogus 49 metų ir būtent tos citokinų audros jį pražudė. Tiesiog per stipri reakcija, per daug stipri imuninės sistemos reakcija, gaunasi per daug stiprus uždegimas ir jis iš esmės sutrikdo organų veiklą. Jeigu jūs nueisit į vaistinę ir pasakysit, kad reikia vaistų imunitetui stiprinti, tai jums pristatys pilną stalą tokių vaistų. Ir iš tiesų, ko trūksta tai imuniniai sistemai, kad mes žinotumėm, ko jai trūksta, kad ji gerai kovotų. Gal kaip tik mes duosim tai, ko jai užtenka. Stipriai ir silpnai mes negalim taip tiksliai sakyti. Pavyzdžiui, vėjaraupiai. Būna taip, kad jeigu vaikas perserga vėjaraupiais ir, sakyčiau, taip lengvai perserga, yra didelė tikimybė, kad jį pasikartos. Praeis 10 metų jis vėl susirgs. O tie, kurie sunkiai serga, jiems užteks vieno karto. Tai, kad liga paliktų pėdsaką toje imuninėje sistemoje, numatyt, turi būti pakankamai stipri. Bet iš esmės, jeigu yra neseniai persirgta virusinėmis ligomis, aš manau, tai turėtų padėti. Mirtingumas nuo gripo yra maždaug 10 kartų mažesnis negu nuo COVID-19. Tai vis tiek 10 kartų tai rodo, kad COVID-19 vis tik rimtesnė liga negu gripas. Yra tokių niuansų, iš tiesų gripas jis greičiau lyg tai gripu greičiau susirgo, gripo virusas greičiau dauginasi, bet tai, kad lėtesnis COVID-19 sukeliantis virusas, tai gali būti galbūt jo ir pliusas. Jo pliusas, ta prasme, yra ne mūsų pliusas. O čia iš tiesų tai yra, sakyčiau, viena pagrindinių paslapčių. Čia kalbam apie tai, kad galbūt skirtingi štamai įvairiose šalyse, gal vienas labiau yra patogeniškas, kitas mažiau patogeniškas, bet vis tik tai yra tas pats virusas. Tai, kad būtent Vokietijos tas fenomenas, kad palyginus daug sergančių, bet mažai mirčių, jis nėra, mokslo nėra kol kas paaiškinamas taip jau. Jo kiekis mūsų organizme, jis gali kristi žemiau aptikimo ribos, bet jis neišnyko dar. Ir paskui pasikeitus sąlygom jis gali vėl, nes vis tik tai imuninė sistema turi pilnai išvalyti nuo virusų. Tvirtai šnekant, virusas tikrai praeina pro kaukę. Pagal savo dydis, pagal matmenis tos virusinės dalelės jį tikrai praeina pro kaukę, jos nesulaiko. Ta netgi kažkokia uždanga, jį gali sulaikyti lašelius, kai kažkas čiaudėja ar kosėja, tai reiškia, tas virusas išlekia iš esmės skysčio lašeliuose. O tie skysčio lašeliai su virusu, juos kaukė sulaiko. O virusas, jeigu jis išdžiūsta, labai didelė tikimybė, kad jis inaktyvuosis. Viruso išdžiūvimas jis neatlaiko ilgo išdžiūvimo.
kad akis reikia prisidengti, tai apie tai buvo kalba. Bet kad akyse turėtų receptorius, kad infekuotų akis, kaip patekimo per ašaras gali patekti, ašaras verkiant ir gerklė pakliūna. Tai vat per akis gali patekti ir gerklė. Vat čia tas variantas greičiau. Per drabužius kaip tokius net, čia greičiau, kad mes patys nuo drabužių galim pasiimti ir jis gal pakliūva ant drabužių, o mes su ranka nuo drabužių į burną. Čia yra problema. O taip, čia tai dėl to tai garantuoju, kad tai yra tiesa. Ultravioletiniais, ypač ultravioletiniai spinduliai, nuo kurie iš tiesų mes įdegimas gražus, jie žudo virusus, ypač tokius kaip šis, nes jis turi lipidinį apvalkalą ir ta lipidinis apvalkalas yra tikrai jautrus ultravioletiniams spinduliams. Na, žiūrės, kokius organus tas virusas infekuoja. Jis infekuoja plaučius, tai plaučius alkoholį geriantis tikriausiai nepatenka. Iškvepiant, gal šiek tiek, bet ta koncentracija tikrai maža. Jis infekuoja virškinimo trakto ląsteles. Aš neatmesčiau, kad tokio varianto, kad išaiškės, kad iš tiesų koks nors trumpalaikis intensyvus alkoholio vartojimas, aišku, stiprių gėrimų vartojimas, gal šiek tiek ir mažina to viruso koncentraciją organizme. Taip iš esmės gali būti. Netgi tie tyrėjai, kurie stebi viruso mutacijas, jie vis tik mano, kad tai nėra dirbtinai sukurtas virusas. Kad jis peršoko iš šikšnosparnių per tuos pangolinus į mūsų organizmą, tai būna. Na, iš esmės virusai visada, kiek žinoma, visada buvo šalia ląstelių. Ląstelės reikalingos virusui pasidauginti ir jeigu tos buvo ląstelės, buvo ir virusai. Kažkokia rūšis vis tiek, matyt, tais virusais sirgo jau gan seniai. Ir po to jis tiesiog gali būti taip, kad kai kurios gyvūnų rūšys tiesiog nyksta, tada yra spaudimas tam virusui išsilaikyti, apsigyventi kitame. Čia evoliucijos mokslas, sunku tai pasakyti. Be abejo, jis iš kažkokio gyvūno. Tik dabar jis peršoko žmogų, neseniai. Šikšnosparniai neserga, bet šikšnosparniai puikiai perneša virusą. Kad ir ebola virusas Afrikoje, tas kur, tai irgi šikšnosparniai. Vidurio Azijos virusas irgi nuo šikšnosparnių iš esmės, per kupranugarius. Sarsas irgi nuo šikšnosparnių, per tas kates, kurios kavą mėgsta, pateko. Kad šikšnosparniai nešioja daug virusų, tai yra matyt faktas. Gali būti, kad jo bus mažai tiesiog. Imuninė sistema neleis jam daugintis, bet kad jis pilnai išnyktų, čia sunku prognozuoti iš tiesų. Ir aš nežinau, bet aš manau, kad esmė, ko labai norėtųsi, kad būtų kuo anksčiau ta vakcina sukurta, saugi vakcina. Kad tie, kurie nesirgo, kad jie pasiskiepytų, nes ar tie persirgę iš tiesų jie pasidarys švarūs nuo viruso, aš nesu garantuotas. Tikrai kelios dešimtys grupių kuria savo vakcinas, kiekviena savo. Teoriškai vakciną neturėtų būti sunku sukurti, bet kiek ji bus ilgaamžė, ilgalaikė, nes pats virusas šiek tiek mutuoja. Tiesa, mutacijų dažnis nėra toks didelis, kad iš vis nebūtų galima sukurti vakcinos. Kad ta vakcina nesukeltų per daug stipraus atsako imuninio. Tas yra problema. Kai kam gal pasiseks, greičiau kitiems visai nepasiseks, čia sunku pasakyti. Tai užtrukt gali, tai gali užtrukt.